Labą dieną. Sveikas, senai be buvom susitikę, senai kalbėjom, tai kažkaip tai metam baigiantis, sakau, reikia paskaičiuoti žasiukus ir aptart reikalus. Taip kad sveiki visi iš garažo į garažą. Taip, tark žodį, Aidai. Tai va, visus su praėjusiam šventom kalėdom ir vienu žodžiu, ką aš norėjau pasakyti, šiaip jau nesitikėkit čia iš mūsų video dinamikas kažkokios tai pastovaus efyro, kaip sakant, arba tokių, nes pas mus dar nėra karo. Karas, kai bus, tai mes tada kasdien varysim efyrus ir važiuosim su motociklais ir visa kita. O kol kas tai mes gerai gyvenam, po metų susitinkam ir vėl turim laiką gerą. Gerai, smagu, žinai, kažkaip tai metai šitie greitai praėjo, kaip ir visi greitai praeina. Pati pradžia tokia lėta, kažkaip netrodė, kad bus kokių tai įdomybių, bet paskui kažkaip tai įsibėgėjo ir pasirodė, kad visai čia buvo prikeliauta, privažiuota. Kaip pas tave? Jeigu ką, tai gal pasišaudom. Aš vieną kokią kelionę pasakysiu, tu gal biški, žinai, tai gali aš pradėti. Pradėk. Žinau, tavo pasakojimas bus daug ilgesnis. Mano tai kaip, žinai, neskaitant visų tų, žinai, atidarimų visokiausių, žinai, motociklistų ir taip toliau, bet šie metai labai tokie man muzikaliai, reiškia, sėkmingi. Muzikalumas tas yra tas, kad, kaip čia pasakyti, keliavam su motociklais į koncertus visi. Tai va, pirmas toks geras buvo koncertas, tai DDT. Visi sakys, kad čia rusų, kad čia ne rusų. Ne rusų, ten viskas gerai su jais. Toks buvo puikus koncertas. O kur čia buvo, Rygoj, kur? Rygoj buvo. Rygoj buvo su kelionė, gal 2 dienas išėjo. Fantastika tiesiog, fantastika. Na va, važiuojam. Mes dabar DDT koncertam į Rygą. Mes dabar Užpaliuose. Laukiam Osvaldo. Ir prisijungiam ir važiuojam. Nu va, sulaukiam pagaliau Chebros. O, vėluoja biški, parazituojantis. Oi. Lietaus drabužiai. Mes jau galvojam, kad į Vyžanas jūs nuvarėt. Išėjai pabuvom, ten biški. Hai. Tai vat vienas toks iš pirmųjų ir ką galiu pasakyti. Vienu žodžiu, debilų yra visur. Žinot, debilai yra kas? Debilai yra vairuotojai, iš tikrųjų. Kaip tu besakysi, ką bekalbėsi. Vienu žodžiu, važiuoji, tolimus kelias, sakykim, koks tolimus. Važiuoji savo, niekam netrukdai, taip? Niekam netrukdai, žinai, vis tiek pakeleivis. Šiemet tiesągi važiavau tik išskirtinai su kelioniniu, Goldwingu, neteko ten niekur, žinai, pavažinėti su Yamaha, nes kolegos neturėjau kaip ir, žinai. Tai va, šitas kelionė tokia. Nuvažiavom, atbuvom puikiai, čia su broliu mes ir su šeimom abiem. Ir kągi, po to turėjom kelionę, planavom keliauti į Klaipėdą. Bet kas ten buvo, žinai, aš ir brolis susirgam taip, kad, vienu žodžiu, 2 savaitės, ne korona galbūt, bet, vienu žodžiu, atkentėjom, negalėjom daugiau niekur važiuoti, visiškai loveliai pragulėjom, sekėm tavo kelionės ir video ten, žinai, kai kuriuos. Na ir tada, reiškia, turėjom tokį draugą, turim Klaipėdoj. Giedrius toksai yra. Mačiau, Facebook'e draugai mes dabar. Jo, jisai baisus, ten sielas, lemba, gerbėjas, viskas, žinai, siaubinga. Ir prašėsi nuo pavasario, mes Osvaldu vis davai važiuojam.
tai tas, tai anas, tai viskas, visą vasarą nusitęsė. Davai, sakom, po DDT, žinai. Nu, atsigavom po DDT, varam, supranti, kelionėm, tiek tos. Ir ką, susitikom, reiškia, pusiaukeliai tokius du su enduristus. Iš Vokietijos tikriausiai, nu, D raidė, tai vokiečių dėl šio. Trumpas įrašiukas, varom Klaipėdan. Va, susitikom kolegas kažkokius, tai iš vokiečių, taip? D raidė. Ir jie pasirodo, žinai, varo irgi į Klaipėdos pusę, žinai. Nu ir gerai, varom Sosuldu vėl, žinai, iš paskas, susitinkam. Jie prieki, mes, reiškiasi, antri. Ir apie debilizmą aš turiu galvoti. Iš lėto tenai slenkam, tai. Ja, iš lėto, iš toli, žinai, bet, nu, vienu žodžiu, čia košmaras. Nu, Goldwingas yra didelė mašina, žinai. Ir tuo labiau, kad saugau keleivių, žinai. Nu, jie pravarė žiedas. Žiedas gražiai įvažiuoja, žiedą jie pravažiuoja, Osuldas įvažiuoja, supranti, aš paskutinis įvažiuoju ir, supranti, didžiulis, ten, aš nežinau, ten mazas, kamazas, net, nu, žinai, ten, sakykim, sąlyginai. Vara, supranti, tiesiog, va, į žiedą, žinai. Aš neįsivaizduoju, kaip atsidūriau žiedo vidury. Neįsivaizduoju iš principo, žinai, toks. A tai kas ten žolytė kokia, kas tenai turi menį ten įsilaikyti? Ten supranti, kaip žiedas, bortai aplinkui, žinai, tie, vat, betoniniai, žinai, vidury tai žolė, žinai. Bet aš nebeturėjau kur dingti, žinai, ir davai tą, žinai, betoną, žolę, bet tai, nu, kaip aš neišsiplojau, kaip aš vienu žodžiu stoviu skersai, šitas išlindęs iš šitą savo, žinai, atsidarė langą, žinai, o sako, žinai, atsiprašau, žinai, visą kitą. Tai bent jau atsiprašė, žiūrėk, vis tiek gerai. Taip, bet supranti, kaip nematyti, vis tiek kolona eina, žinai, ir tu nematai iš aukštai, kaip ten, žinai, vyksta veiksmas. Žmona nežinau, ką sakė, ten, žinok, įsivaizduoju, žinai, paskui nekartosiu žodžių šitų, žinai, ir ten, žinai, ženklų. Bet esmė kokia, supranti, vapštie reikia labai saugotis. Saugotis, jeigu tik tai būčiau važiavęs greičiau truputį, ten pusę metrą trūkumas buvo, viskas, pusę kelioniai baigėsi, na, tada gal šankauliukus kokius pasitvarkyti reikėtų, žinai, visą kitą. Nu ir vienu žodžiu gerai, ten viskas tvarkoj. Nuvažiavom iki Klaipėdos, kelionė visgi štuka kilometrų, nu, per abu galus, sakykime. Ką galiu pasakyti, Goldwingas yra geras daiktas, bet nesenas daiktas, žinai. 140 riba, po kurios jau nebegali, nu, kosmose, žinai. Kas bus, nežinia, kokie stabdžiai, nežinia, kas įvyks, nežinia. Grįžtant vėlgi apie tuos pat debilizmus, žinai, viskas tvarkoja, ten važiuojam atgal. Beveik toj pačioje vietoje, ten remontas, autostrada. Vienu žodžiu, toks pagrindinis kelias ir, reiškia, įvažiavimas į šalutinę, kaip ir sakyti mane, nu, sustatyti ženklai, kad eikit po biškį į kairę pusę. Stovi, išmatau iš tolo, žinai, kad žmogus, reiškia, tada galvau žmogus, žinai. Stovi, svaranti, jungtom avariniam, viskas tvarkingai, žinai, srautas važiuoja, reiškia, kairę pusę. Nu, ganėtinai, ten 80, sakykim, žinai. Taip, kažkokia tai mistinė mintis, sakau, nu, negali, nu, kažkas tai negerai, žinai, su ta kažkuo tai. Davažiuoju, pristabdau, žinai, mirksi, avariniam, stovi. Gazą. Važiuot, sakau, vis tiek reikia užpakalyžų, žinai, daug mašinų, viskas. Ir sugalvok, tu man, supranti, su avariniais, įsiraut, supranti, mūsų juostą. Nei iš šio, nei iš to. Nu, ką galiu pasakyti, dėka vėlgi mano profesionalumo, greitos reakcijos ir numatymo, kas bus, iš tikrųjų čia. Suveikia tas instinktas, sustabdžiau, nu ką, moteriškė, supranti. Moteriškė, paprasčiausiai jai sušvietė, važiuoti kairę pusę, nesvarbu, kad ten srautas eina. Tai va, suprantat, reikia bet kokiu atveju, koks tu be profesionalas būsi,
kaip ten, žinai, bet saugotis reikia visada. Tai va, čia pusė mano, reiškia, šių metų tos nuotykių dalies iki Liepos mėnesio. Tau žodis. Nu tai, žinai, tai tavo geri tie nuotykiai, supranti, muzika vis laik gerai, o dabar dėl to važiavimo, tai man kaip tik pavasarį į rankas pakliuvo toks vadovėlis, tai visai skirtas instruktoriam, kurie treniruoja policijos pareigūnus važinėjančius motociklais. Tai aš jau ten pusę perskaičiau, nes labai retai skaitosi, bet ten visur buvo apie tai kalba, netgi buvo tas momentas labai aiškiai apkalbėtas, kad kai atsitinka tie tokie vadinami visiškai per plauką tos situacijos, tai jų patarimas yra, kad vis dėlto turi išvelgti ir savos kaltės kažkiek tai. Nes tame yra tam tikras elementas, tai reiškia vis tiek, ar pritrūko distancijos, ar pritrūko mažesnė greičio, ar kažko, tai galų galia, kaip ir gerai sakai, kad tau šeštas jausmas vis tiek pasakė, kad prie kažkas tai čia negerai verda. Ir va čia gal ir buvo esminis momentas, kuris tave išgelbėjo, žinai. Man tai, žinai, kažkaip šitie metai prasidėjo lėtai, aš keliavau gal daugiau automobiliu, vaikščiam biškį, bet paskui rudenį taip išsisuko. Iš tikrųjų, tai taip mes stengiamės gal, kad vasara būtų viena didelė kelionė Baltijos šalyse, kadangi mes baltai, tai Lietuva, Latvija, Estija, būtinai reikia atiduoti duoklę. Ir tada kažkokia tai didesnė kelionė užsienį, kad būtų. Tai aš labai detalės gal nelysiu. Pats žinai, vasara kokia buvo lietinga vasara, tai kažkaip tai labai čia nesiplėtėm, nes kažkaip ir nebeturėjau drąsos daug važinėti. Tai susukam tą tokį garbės ratelį Lietuva, Latvija, Estija. Vežėmės palapinės, bet mėgojom viešbučios, nes tiesiog per daug lyja, žinai. O tada rudenį aš kada čia rugsėjo mėnesį išvažiavau į Pietų Afriką, ten turėjau tokią iš seniau, tokią išsipirkęs kelionę, tai ten turėjo būti 4 vėliavos, 4 flags, tai reiškia Pietų Afrika, Lesotas, Svazilendas ir Mozambikas, bet Mozambiką atšaukė, nes tipo, ten kažkokie tai neramumai ant sienos, visą kitą. Tai buvo tikrai labai įspūdinga kelionė, bet matyti detaliau pašnekėsim kitą kartą, nes čia, kaip sakyti, neužteks dienos. Ir paskui visiškai grįžus su improvizacija tokia įvyko, iš Šri Lanką išvažiavom, bet jau tada su Inga išvažiavom. Bet čia tokia visiškai buvo improvizacija, aš pamačiau tokį patrauklų pasiūlymą, tai reiškia 9 dienas Šri Lankai, tai 7 dienas ant motociklo, palyginus nebrangiai, sakyčiau, ten gal $2400 žmogui. Ir ką, sėdam, nuvažiavam, tai irgi tokia buvo verta atskira visiškai pasakojimo. Gal tik tai trumpai užsiminsiu, kad Šri Lanka dėl motociklizmo gal nėra labai svarbu, ten daugiau gal tik tai užsidėti tokią vėliavėlę, bet paskutiniu metu tokia apėmė aistra domėtis tą tokią grupių psichologiją, tą tokią grupių dinamiką, tai reiškia, kaip sueina nepažįstami žmonės į tą grupę, kaip jie paskui pasiskirsto vaidmenim, kaip jie veikia vieni kitus, tai Šri Lankai šitą kelionę buvo labai įdomi, tai papasakosiu kitą kartą apie tai, nes jinai verta vėlgi panagrinėti kiekvieną charakterį ir taip toliau. Taip toliau tada dar galbūt atradimas dar pasidalinsiu, kad buvom dvi kelionės šią vasarą turėjom, tai vaikščiam, tiesiog hiking. Tai aišku, nesusijęs su motociklais, bet sakyčiau, kas nors, kas klauso, gal irgi bus įdomu, nes tai vienas kitam netrukdo. Tai pavasarį, gegužės mėnesį buvom Turkijai, vaikščiam pakrantę ir paskui rugpjūčio mėnesį su draugais buvom Norvegijai. Tai Norvegija, aišku, buvo tai visiškai neįtikėtinai gerai ir vėlgi visokiais aspektais, kada nors, kai eis rankas da pasakosiu. Tai va, tai metai buvo intensyvus, buvo geri, bet kažkaip jokių incidentų nieko nebuvo, net nelabai galėčiau iš tos pusės pasakot, nes netgi pati ta Šri Lanka 7 dienas ant motociklo, bet neturėjom nė vienos avarinės situacijos ir net nemačiau. Vienoje vietoje ant gatvės mačiau tik tai valiojasi tie šliopansai, tai kažkas ten buvo, bet mačiau ant kėdės, sėdėjo kažkas ir klijavo pleistrą, tą kryžiuką, žinai. Bet kad atrodytų, kad ir koks bardakas ir kaip, bet tam tikra tvarka yra, kažkas tai ten vieni kitus žiūri ir galų gale netgi eismas nėra toks greitas, net jeigu kažkas ir atsitrenktų, tai gal ten kokius tai pasivaliojimą apseitum ir viskas. Tai va, tai iš mano, taip, jeigu taip labai trumpai apžvelgt metus, metai buvo geri, metai buvo saugus, stabilus, tai tuo aspektu negaliu skūstis. Dabar jau galim pradėti galvoti, žinai, apie kitus metus, ką darysim, kur važiuosim, nes vėlgi yra ten tam tikrų tokių ketinimų, kurie, manau, irgi kažkur tai nuves. Tai va, uždėk savo svarų žodį. Jo, tai aš esu pasiruošęs visokiems, reiškia, aptarimams apie Afriką, Lesotą, ten, žinai, Šri Lanką, visokių daug klausimų turiu, bet man atrodo, kad ne šį kartą
sakau, išsiplėsim gal apie tavo kelionę sekantį kartą, nes, nu, tikrai yra ką apšnekėti, nes ten ir tas bakų pildymas, reiškia, atsisėdus ar neatsisėdus, ten, žinai, kokia ten, reiškia, vienas lotis kiek eurų kainuoja, ten, žinai, visa kita. Įdomu žmonėms, žinai, sužinoti. Pavyzdžiui, vienas lotis, ten 0,051 euro, žinai, nu, vienu žodžiu, Na, iš tikrųjų, tą aš gali užduoti. neiškęsiu, supranti, prasitarsiu tik tai tiek, kad man Afrika paliko labai didelį įspūdį ir ne dėl to, kad ten kažkokia tai egzotika baisi, ir ten, man labiau patiko, kad jinai pigesnė. Ir aš man pirma mintis, kuri man šojo galvoj, ten būnant, kad mūsų gyvenimas taip brangsta, kad mes tiesiog kaip ta varlė, kurią verda iš lėto, mes nejaučiam to dalyko. Ir einam ten, mokam 5 eurus už bokalą alaus, ar ten dar kažkokius kitokius pinigus ir net nesusimastam. Kai ten, sakykime, Lesotė bare, dvigubas viskis, Jameson, ten 2 svarais. Tai man kas labai patiko. Ir tada visais tais dalykais, kai pradedi žiūrėti, tai tada aš galvoju, kad vis dėlto mūsų gyvenimas truputį išėjęs jau, mes jo nebekontroliuojam. Ir mes lipam tom kapečiom tiesiog ten kažkur kažkokią tai dadėjo eurą, bet paskui kitoje vietoje paėmė ir jisai brangsta, iš vienos pusės kaip ir smagu atrodytų, kaip ir yra pinigų, visa kita, bet aš galvoju, kad tai tame yra kažkoks tai nesubalansuotas momentas. Tai va, Afrika man patraukė dėmesį ir aš galvoju, kad kitais metais reikės važiuoti keletą kartų, tuo labiau turiu kvietimą, per Velykas turiu kvietimą važiuoti ten savaitėje, tiesiog draugiškai pasivažinėti, nekomercinę kelionę, nes susipažinau su vietiniais, vietiniai afrikaneriai labai spūdingi žmonės vis dėlto ir turim labai daug bendro. Nes jie turi savo sunkumų, turi ten tą jų politinę tą tokią situaciją, jos tokiais irgi daro, kaip sakyti, stipriais, tuo pačiu pažeidžiamais. Tai mes, kai šnekam, tai kiek kaip lygus su lygiai šnekam. Tai man labai didelį įspūdį paliko, kad vėlgi jiem įdomu, Lietuva, mes lietuviai jiem įdomus, mūsų istorija ir viskas. Tai tikrai padarė didelį įspūdį, nes, pavyzdžiui, tas vakarų pasaulis, kuriame iki šiol vis kiek buvau, išgyvendavo tokią kaip ir tam tikrą, net nežinau kaip pavadinti, tokį neteisybę truputį, nes jie visai tokie pasikėlė, jie visai geresni, visai jie pratingesni ir tai užknisa truputį. Kai tuo tarpu ten sutikau žmonės, su kurie mes lygus su lygiais, tiesiog šnekam, mes suprantam, kad visos šalis, visos kultūros turi tam tikrų problemų, bet tai labai geras jausmas, kad esi matomas ir supranta tave. Tai va tas dalykas tokį šviežią, tokią gūsį, tokią gerų emocijų kažkaip tai padavė. Tai va. Jo, aš pilnai sutinku apie tą reikaliuką, kur, kaip tu sakai, kad pasikėlė visi, žinai, europiečiai čia, jo. Kai nuvažiuoji kažkur tai į kitą šalį, į tokį paprastesnį, nu kaip tu sakai, va ten, žinai, tai tu pasijauti irgi tokiu, supranti, nei tai reikšmingu, nei tai kažkokiu, bet suprantamu, ne? Va, pavyzdžiui, žiūrėk, nuvažiuoji Europos kažkokiom tai biškį gilumon, iš kur sako, žinai, iš Lietuvos, žinai, from Lithuania, ten, žinai, visą kitą, what, žinai, tipo, nu, what, žinai, nu ką, kas tas Lietuva, žinai, apie Ameriką tai ir nešneku, žinai, ten vienu žodžiu. Taip, supranti, kitas dalykas, aš galiu pastebėti irgi, kad visiškai būtume teisingi, kad pokytį matau irgi. Aš jau per paskutinės kelionės tai pastebėjau su žmonėms šnekant, kad Lietuvos įvaizdis pasikeitė. Galbūt to karo akivaizdai, kad, sakykime, mūsų pastangas yra matomas, galbūt jaunimas įnešė kažkokio tai tokio, nes jau nebeatrodom kaip ten tų magių vagis, žinai, bet daugiau tokį mato jau tokį progresyvų, tokį, nežinau, tautą ten tokį, bet tam tikrą prasme to tokio seno tokio požiūrio yra ir aš, būtent tas Vera jų frontas klausimas, tai man ten tiesiog pasakęs net supykina kitą kartą, nes vėl ta pati istorija, vėl tas pats snukis, vėl jie ten nieko nežino, supranti, ir vėl ten jiem reikia aiškinti, žinai, kaip ten viskas kur buvo ir prasidėjo. Ir todėl labai yra smagu, kai sutinki žmonės, su kuriais esam lygus, su kuriais jaučiamės taip pat ir kuriam irgi smalsu išgirsti, kas aš toksai ir man smalsu išgirsti jų istoriją. Tai va, tai šių metų gal buvo toks labai geras patyrimas, nes to labiau pridėsiu nuo to, kad praeitus naujus metus mes šventėm Ispanijai. Taip gavosi, kad tiesiog mes važiavom automobiliu tenai, nes, katiną neturėjom kur palikti, nes 2 mėnesiam buvom išvažiavę, tai vežėmės katiną. Tai metų pradžia praktiškai buvo mūsų grįžimas, tai 4000 kilometrų, 4 paros už vairą, visa Europa pervažiuota ir tuo aspektu vėlgi aš pabuvęs Ispanijoje, jokio ten susižavėjimo nemačiau, visiškai. Neturtingi, negražų žmonės, tiesiog tokia kažkokia tai pilkuma, šaltis tas žiemos jų šaltuose namuose ir man kažkaip tai visiškai tas nepadarė jokio įspūdžio. Ja. Tai apie šiaip vieną tokį nutikimą pasakysiu, žinai,
Amerikoje būdamas su tokiu ganėtinai viršininku, žinai, fabrikas, ten trikotažo direktorius, žinai, užtišnekėjom, žinai, apie Lietuvą, žinai, nu, kas čia, ir Amerika, kas yra, žinai, reiškia, Rusija, tada tais laikais dar Rusija, žinai, kaip ir gerietė buvo, žinai, nu, sako, blemba, žinai, Amerika yra didesnė, žinai, didesnė už Rusiją, žinai. Nu, mes sakom, ne, žinai, nu vis tiek, jeigu taip jau, žinai, įmant ilgį, ten visą kitą, ne, Big Amerika, ten, žinai, visą kitą, nu ir jisai atsineša, nu, įrodymui, iš kur radęs, ten, rusų atsimeni, žemėlapis toks buvo Rusija ir tautos broliškos, žinai, ir ten su visais ten tautiniais drabužiais, visą kitą, žinai, atsitėsi jisai tokį mažą žemėlapį, žinai, nu jisai liniuotę paima, žinai, čiurkšt prideda prie tos jau Rusiją, žinai, nu ten sakykim, sąlyginai jau tai vienetai 20 centimetrų, ne, atsineša didelį tokį žemėlapį Ameriką, žinai, prideda 3 kartus po 20, žinai, sako, tai kas daugiau, žinai, kas didesnis, tai sakau, taigi yra mastelis, žinai, toks daiktas, žinai, nu, reiškia, kilometras lygus ten taip ir taip, žinai. Jis nesupranta šitą dalyką, mastelę, supranti, jisai mato tik tai žemėlapio dydį, supranti. Kur, sako, jūs randate, žinai, Lietuva, ten, žinai, parodėm, ten, žinai, nu, nėra ten jos smegeninė nėra. Tai, žinai, nu, čia tik tarp kitką, čia toksai įdomus. Ne, tai čia geras pasažas ir iš tikrųjų pabaigai mes jau galėtume kaip ir baiginėti pirmam kartu, kad čia per daug nesibos, palikime intrigas ateičiai, bet vat, ką tu labai gerai pastebėjai, ką mes ir keliaujam. Mes matom žmonės, matom šalis, pradedam suprasti tą pasaulį arba tiesiog jį suprantam, kas suteikia tokios ramybės ir pasitikėjimą savim, nes tiesiog žinom, kaip yra iš tikrųjų. Jo, dar norėčiau pabaigti savo kelionę, žinai, šių metų. Na. Tai dar viena kelionė buvo labai super duper, visą gyvenimą svajonę. Tai reiškia Lodzė šiais metais, rudenį. Fields of the Nephilim. Koncertas, kur vienintelis koncertas, reiškia, Europoje jų. Nu, jeigu žinai, kas gotai yra, žinai. Tai va, reiškiasi kaip. Buvo toks nutikimas. Nu, čia nesvarbu, ten nukeliavom, viskas, vidurys, Lenkijos, ten koncertas yra įspūdingas, net neturiu žodžių, vienu žodžiu, ten, žinai. Bet esmė kokia, žinai, nu, gaila iki bepratybės. Nuvažiuojam, žinai, ir koncertas vakare, mums reikia biškį užsipildyti, žinai, šio bei to, žinai, nu, nieks nedirba, mažutė knaipytė tokį, ten, kaip ten, žabka vadinasi gal, žinai. Tai va, žinai, yra. Reiškia, nueinam, žinai, netoli viešbučia, visiškai, žinai, kad 20 metrų, žinai, čiurks, nueinam. Stovi, žinai, 3 gal gotai, žinai, vietiniai, apsirengę tikrai gotiškai, žinai, ir ten gargaliuoja ten lenkiškai, žinai, nelabai suprantu, žinai. Ir vienas tik senis ten, žinai, blemba prie tos kasos, žinai, jisai ten renkasi, žinai, ten angliškai šneka, pardavėjai, žinai, nesupranta, žinai, nieką. Duokit man sukamą, aš įtragi tabaką, žinai, visą kitą, žinai, nesupranta, nega aparatą siūlo, žinai, saka, čart s nim, žinai, duok, saka, man bet ko, žinai. Esmė kokia, žinai, paskui tik tai, kaip gaila. Ten buvo, žinai, kas, ten Fields of Nephilim, bosistas. Reikėjo pulti ant kelių, taip, ir pabučiuoti ranką. Ne, tai, supranti, nu, vienu žodžiu, Tommy Pettit. Vienu žodžiu, tai, nu, čia tas pats, žinai, nu, kaip eini tu, tavo vardas Petras, žinai, eini, blemba, dangui, žiūri, šventas Petras suka, blemba, žinai, raktus, žinai. Ir tu jo nepažįsti, žinai, kas tu toks, sakai, žinai, tu nu, kas tu toks, žinai, praeini pro šalį ir viskas. Tai čia, nu, kaip, vienintelis atvejis, kuris galima buvo pasirašyti, nusifotkinti ir visą kitą, nu, praradau, bet vienu žodžiu koncertą. Bet čia geras pastebėjimas, iš tikrųjų, vat vėlgi pagausiu tave, žinai, už žodžio ir
Aš kažkaip tai jau turiu tokį įprotį, pradedu jau daryti, važiuodamas į keliones, tai paskaitau knygų, paimu istoriją, trumpai perbėgu, žinai, pasiimu kokią nors literatūrą, tokią truputį, kad, nu, suprast tą formatą, kur tu pakliūni. Galų galia, kad jeigu su kokiu nepažįstamu žmogum vesti pokalbį, kad tu jau pasirodytum ne visiškas avinas. Tu va, gerai sakai, važiuojant į koncertą irgi gal reikia pavartyti albumą, pasižiūrėti, kas ten groja, kaip ten atrodo ir visa kita. Nu, taip, bet, nu, netikėtas, žinai, paprasčiausiai netikėtas, žinai, toks, nu, kaip sakykime. Nu ir kągi, pabaigiant, žinai, noriu dar vieną dalyką, žinai, pasidžiaugti savim, gal, žinai, visą kitą, kalėdos, šventos, ten visą kitą, prieš tai, žinai, toks, atsimeni, aš tau pasakojau apie vaikystės norą turėti triūbą. Atsimenu. Atsimeni? Tai, žinai, va ta triūba, žinai, ta ir paskui, kai tėvai man, žinai, nu, po ilgųjų kalbinėjimų padovanoja ne triūbą su knopkėm, o trimitą, žinai, nu, vienu žodžiu. Pionieriškai. Tai, va, žinai, mano visa svajonė buvo tuos metus, žinai, galvoju, ką čia nusipirkti su, nu, mašinas reikia, žinai. Atsiboda, viską, žinai, sakau, blemba. Ir tik tai ta svajonė įvykdyta. Ir vienu žodžiu, tai aišku, gavau su visom knopkėm, žinai, tą trimitą ir visą kitą, žinai, ir biškį pasvėriau savo galimybės ir ateitį. Tai va, supranti, įsivaizduok, nusipirkau iš Amerikos džipą. XJ, senas, 32 metų senumo. A tai kada gausi? Dar važiuojasi ar jau parvažiavo? Jau jisai atsivežiau iš Vilniaus prieš mėnesį. Išmuitino tenais, reiškia, atsivežiau, sueuropinau, nes kadangi ten viskas amerikietiška. Tai 4 litrai yra, žinai, kas yra, nu, įsivaizduoji. Tai įsivaizduoji, tai šitas, tu žinai, kad tai to kitam kartai padaryk kokią nedidelę prezentaciją, mums tiesiog parodyk iš visų pusių, kaip tai atrodo. Tai, va, jeigu įdėsi iš to vieną, tik tai nuotraukytę atsiųsiu, žinai. Tai atsiūs, gerai, įdėsiu, būtinai, kad suprasti apie ką čia, kad tu tas žinias tavo herojus. Tai yra XJ, nes supranti, kas yra, sako man, žinai, nu, tu durnas, žinai, sako, nu, kam tu pirkai, žinai. Sakau, jūs kiek srebė? Nu, sakau, 15, nu, lengvai važiuojant, žinai. Nu, sakau, jeigu paspausi 25, žinai, nu, čia jau, žinai. Bet esmė kame, žinai, perki į dušę, žinai. Matai, Aidai, tu žinai, tu šneki tai, ką aš galvoju ir aš pats vis laik sakau. Iš esmės, jeigu mes suprastume, kad liko kokį, nu, maks 20 metų aktyvaus gyvenimo, aš nešneku tenai, kur sėdėsi, žinai, su ratelis, bet aktyvaus normalaus gyvenimo, tai iš esmės jį reikia nugyventi taip, kaip nori. Aš suprantu, jaunystėje, kada buvo apribojimo, tai neleido, tai neužteko kažko, tai visą kitą. Dabar visos galimybės, kokios yra, visas reikia ir panaudoti, nes antrą kartą nebus. Taip, ir vienu žodžiu, kas yra užmuša. Jie, nu kaip, kiekvienas old karas yra jau nebesens, tai jisai, kiek įdėsi, turėsi dvigubai. Čia jau nebe Opelis, žinai, nebe kas. Tai vienu žodžiu, aš ką norėjau čia užbaigiant, gal, žinai, gyveninti reikia savo norus per visą savo, reiškia, nu ką gali, ką sugebi įgyvendinti kalėdų progą, naujų metų, žinai. Nu, kad ir ką, žinau, nu, nusipirktų šašlykų, žinai, jeigu ką. Nusipirktų ten, žinai, jeigu, nu, iš paskutiniųjų galų gale. Nusipirk trimitą, nusipirk kontrabasą, kokį, žinai, gitarą nusipirk, išmok grot. Nesvarbu ką. Svarbu, kad tau tikrai, vat, kaip sakai, kiek dalyką. Tai gyvenkim taip, kad būtų linksma tau. Baigėsi tie laikai mūsų amžiuje jau, kad tu kažką darytum kitiem. Tu turi jau gyventi savo. Man tai taip. Aš suprantu, čia dažnai vėlgi tas pirkti. Galima tiesiog daryti, ką nori, ten eiti pėsčiom, jeigu nėra pinigų, ten skris, supranti, galima ten, nežinau, sėdėti ant upės kranto ir drožti švilpuką. Svarbiausia būti linksmam, supranti, kaip sakykim, minčių turėti, žinai. Svarbiausia gyventi savo gyvenimą, taip, ir reikia išmokti. Jo, aš dabar užbaigiant iki galutinę tašką, tai, žinai, jaunas buvau, žinai, stačiau pirtį, atvažiuos ten kaimynai, svečiai, ten visą kitą vos ne namą pastačiau, žinai. Kam? Nu, kitiem, žinai, nu, man tai jo nereikia, žinai. Ir jį nugrioviau, tai, vat, supranti, reikia galvoti, kam darai.
daryk sau, mažutį, kažką sau lengvo, gražaus, kad tau būtų sekantys metai būtų geri. Nu, tai Žinai? matai, Aidai, aš dar, žinai, nuo savęs pridėsiu, man vis tiek psichologija labai artima, aš labai ją domiuosi. Ir mes, vat, mūsų karta, gal truputį mes buvom tokie žmonės, kad mūsų augina kitaip. Mūsų augina, kad rūpintis savim, tai yra egoizmas, tai yra baisi nuodėmė, kad tu turi būtinai ten aplinkui ten kažkieno tai poreikius patenkinti ir paskui, jeigu tik tai tau liks, ir jeigu neliks, irgi turi būti patenkintas ir visa kita. Ir paskui, kai prasidėjo tai jau, sakykime, kita karta, jau kita mada, tada irgi būdavo, o tai čia žiūrėk, čia vakarai supuvę, čia amerikiečiai, jie tokie tik tai rūpinasi. Bet žinai, man gerai labai skamba lėktuvė, kur būna tas įspėjimas, kad nelaimės atveju užsidėk kaukę pirmiausia savo ir tada uždėk šalia esančiam. Nes jeigu tu savo neužsidėsi, tai ir kitas tikriausiai nebeužsidės jo. Tai ir gyvenime taip reikia padaryti. Taip. Gerai, Aidai, ką, tvarkoj. Pirmas dublis, tikiuosi, išjudinsim visą šitą dalyką, temų turim. Manau, kitą kartą paimsim kažkokį tai siauresnį dalyką ir pajudėkim. Tiesiog kiti metai turi būti va tokie. Mums dėl mūsų. Mums dėl mūsų, jums šventų praėjusių kalėdų, naujų metų gerų. Mes susitiksim gal kitais metais, gal žiūrėsim.